Kitaip nei kitų įtakingiausių Gediminaičių, Jogailos vardas Lietuvoje nėra populiarus. Savo vaikus Jogailomis mažai kas pavadina. Hello, darkness, my old friend. Kodėl? Mūsų tautinėje sąmonėje susiklostė pirmenybė pagonėms ir griežtai prieš lenkus nusistačiusiems Gediminaičiams. O Jogaila, sudaręs Lietuvos uniją su Lenkija, tapęs Lenkijos karaliumi, laikomas Lietuvos linkėjimo kaltininku. Dėl to, nuo tautinio atgimimo laikų XIX amžiaus pabaigoje Jogaila buvo nemėgstamas. Tačiau jis labai aiškiai, tvirtai ir sėkmingai pasuko Lietuvą vakarų ir katalikybės link. Kad ir jūs pradėtumėte labiau vertinti Jogailą, reikia paneigti kai kuriuos neteisingus mitus apie jį. Nemažai vyresnio amžiaus lietuvių besidominčių istoriją iškelia Kęstutį ir Vytautą. Jie mano, kad Lietuvos didžiąją kunigaikštystę valdė Kęstutis, o jį nuvertė Jogaila. Bet iš tiesų jau buvo kitaip. Lietuvos didysis kunigaikštis buvo ne Kęstutis, o Algirdas, po mirties palikė savo sostą sūnų Jogailai. Ir tada, kilus konfliktui, Trakų kunigaikštis Kęstutis jį atėmė iš teisėto valdovo Jogailos. Jogaila, sėdęs į sostą, pirmą kartą Lietuvos istorijoje ėmė ieškoti kitokių santykių su Vokiečių ordinu. Karūnų alintai Lietuvai išties reikėjo ramybės. Jogaila suprato, kad jei vakaruose nebus taikos, tėvo plano visa Rusija turi priklausyti Lietuvai, nepavyks iki galo įvykdyti. Lietuvos valdovas buvo linkęs leistis į kompromisus su Vokiečių ordinu, kad galėtų skirti visas jėgas karui su Maskva. Bet jo dėdė Kęstutis šitiek laikų priešinęsis ordinui, matęs šitiekio niekšybių, negalėjo nepagalvoti apie jokius kompromisus. Rūpestis vakarinėmis sienomis jam buvo artimesnis ir suprantamesnis nei rytinėmis. Susikirtus Kęstučio ir Jogailos požiūriui į valstybės reikalus, konfliktas buvo tiesiog užprogramuotas. 1380 m. gegužės 31-ąją Jogaila kaip Lietuvos valdovas sudarė Dovydiškių Šiaudiniškių amžiną taiką su ordinu. Beje, labai nepalankę Kęstučiui, vokiečiams palikta teisė puldinėti jo žemes, o Jogaila, jei ir atskubės padėti, kautis negalės. Apie sutartį Kęstučiui žinoma nepranešė. Tiesa, jos pasirašyme pridengtame prašmatne medžioklė dalyvavo Vytautas, manoma palaikęs Jogailos planus. Tuo metu jaunesnio brolio iškėlimu nepatenkinti Andrius ir Dmitrijus jau maištavo, persimetė į Maskvos pusę, ėmė grasinti Lietuvai. Jogaila, susidėjęs su nemylima Aukso orda, planavo nušauti du zuikius, nutildyti brolius ir įveikti maskvėnus. Tačiau Jogaila į Kulikovo mūšį pavėlavo, Aukso orda buvo sumušta, o Maskva pavojingai sustiprėjo. Grįžęs namo, Jogaila pateko į keršto katilą. Nedaug trūko, kad Algirdo sūnūs vienas prieš kitą būtų kovėsi didžiausių Lietuvos priešų gretose. Kuomet Vokiečių ordinas pasistengė Kęstučiui pranešti apie Jogailos sudarytą sutartį, mirtinai įžeistas kunigaikštis užėmė Vilnių, Lietuvos didžiosios kunigaikštės sostą, o Jogailą suėmė. Gal būtų ir nudėjęs, bet neva per parą išgardino atskubėjęs Vytautas išmaldavo atleisti pusbroliui, vaikystės draugui. Mirus Lenkijos karaliui Liudvikui, jo dukrai Jadvygai, Lenkų didikai suskato ieškoti vyro. Ne bet kokio, o įtakingo, galinčio Lenkijai tapti stipriu sąjungininku. Jogaila toks ir buvo, nepaisant to, kad iš nelaisvės pabėgęs Vytautas, sudaręs bendrą frontą su žemaičiais ir Vokiečių ordinu, vis puldinėjo Lietuvą. Kurį laiką vedybų reikalų Lenkų pasiuntiniai zujo tarp Vilniaus ir Krokuvos, o paskui Lenkijos ponai apsisprendė, vedęs Jadvygą, Jogaila galės karūnuotis Lenkijos karaliumi. Kam Jogailai reikėjo 3 kart mažesnės Lenkijos? Be abejo, dėl karūnos, manė ją galėsiąs prisidėti šalia ar ant Gedimino kepurės. Be to, kaip žinome iš Dubysos sutarčių, Jogaila jau buvo apsisprendęs krikštytis. Atsiradus šansui krikštą priimti ne iš Vokiečių ordino kaip buvo žadėjęs, jis pasinaudojo galimybę išsprūsti iš riterių kontrolės.
Jogaila tikriausiai įsivaizdavo, kaip apsikrikštijęs ir visam laikui atsikratęs ordino, jis kartu su Lenkais žygiuoja pajungti savo valiai visos Rusios. Bet pirmiausia, reikėjo pasirašyti Krėvos sutartį, vedybinių įsipareigojimų dokumentą, kurio turinys per šimtmečius apaugo mitais. Lenkų istorikai ilgai tvirtino, kad šiuo aktu Jogaila Lietuvą padovanojo Lenkijai, tačiau iš tikrųjų nieko panašaus. Sutartyje minimas lotyniškas aplikare reiškia prišlieti, o prišlieti jokių būdų nėra lygu prijungti. Ir net apie aplikarę akte kalbėta miglotai, neužsimenant apie konkrečias sąlygas. Taigi, Jogailos įsipareigojimas tai galėjo reikšti, kad 1385 m. rugpjūčio 14 Krėvoje sudaroma netrapi personalinė unija, o sąjunga užtikrinanti tvirtą jo bei jo įpėdinių padėtį. Vėlesniais laikais, kai Jogaila buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi ir buvo sudaryta LDK ir Lenkijos personalinė unija, Lenkų didikai, besigviešiantis lietuviškų pareigų, titulų ir turtingų žemių, nekantravo ir spaudė karalių. Bet šis neskubėjo Lenkams atverti durų į Lietuvą. Kartu su Vytautu stengėsi, kad valstybių atskirumas būtų išlaikytas. Aišku, Jogailai teko laviruoti, ypač tada, kai mirus žmonai Jadvygai, jo lenkiška karūna pakibo ant lauko. Jogaila dažniausiai rezidavo Lenkijoje, o vietininkų Lietuvoje paskirtam Skrigailai atsiuntė būrį Lenkų pareigūnų ir lenkiškas pilių įgulas. Nieko čia keista ir naujo, valdovai dažnai nepasitikėdavo savais apsauginiais. Vytautas saugojo totoriai ir karaimai, popiežių sargybiniai šveicarai, o Jogaila Lenkai. Bet lietuviams bajorams lenkiškos pilių įgulos labai nepatiko, jie vis drąsiau ėmė remti Vytautą tuo metu gyvenusi Lucke. Kilo karas. Jogaila atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje. Lenkai kaltino, kad jis labiau rūpinasi Lietuva nei Lenkija, o lietuviai atvirkščiai. Svetimieji valdo Lietuvą. Anksčiau to nebūdavo, aidėjo nepatenkintų Jogaila valdžia pasipiktinimas. Suprasdamas, kad gali netekti Lietuvos, Jogaila nusprendė taikyti su Vytautu. 1392 m. Astravo sutartimi Jogaila Vytautui grąžino trakus, suteikė Lietuvos kunigaikščio titulą ir teisę iki mirties valdyti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Labai sunku nusakyti tuometę Vytauto padėtį. Ne visagalis Lietuvos valdovas, bet toks lyg vietininkas su papildomomis teisėmis. Netrukus Vytautas pats ėmė tituluotis Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Jogaila tyliai su tuo susitaikė. Lietuviai dažnai mano, kad susitaikė su pusbroliu, Jogaila atsisakė Lietuvos sosto ir išvyko į Lenkiją, o Lietuvą valdė vienas Vytautas. Nieko panašaus. Aukščiausia valdžia Lietuvoje vis tiek išlaikė Jogailą, o Vytautas liko jo vasalu. Kai Vytautas pasivadino Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, Jogailos titulas tapo Lietuvos aukščiausias kunigaikštis. Jogaila teisiškai galėjo siekti didesnės Lenkijos įtakos Lietuvoje, bet to visai nenorėjo. Vytauto karūnavimo nenorėjo Lenkų aristokratai, visokiais būdais siekė numarinti vainikavimo idėją. Bet Jogaila nieku gyvu nelaikytinas su sąjungininku. Nors vienu metu ir buvo susvyravęs, pasistavęs Lenkų didikų įtakai, vis dėlto rėmė Vytauto vainikavimą, atvyko ir į iškilmes Vilniuje. Gyvenimo saulėlydyje Jogailos ir Vytauto santykiuose įsivyravo idilė, nors anksčiau būta visko. Panašaus amžiaus pusbroliai vaikystėje greičiausiai draugavo, paskui ir pykosi, ir kariavo. Neatmeskime, kad nesutarimų priežastimi buvo ne tik nuomonių skirtumai dėl Lietuvos krikšto, santykių su Vokiečių ordinu, bet ir skirtingi charakteriai. Jogaila puikiai išmanė politiką, bet kartais jam pritrūkdavo energijos ir ryžto. Dažnai nuo realios politinės veiklos nusišalindavo, perleisdavo ją kitiems, Lietuvoje Skrigailai, o Lenkijoje vietiniams didikams. Ramiam, maloniam Jogailai labiau būtų tikę būti šių laikų valstybės prezidentu. Tuo tarpu tiesus, kategoriškas, bebaimės ir nedžiaurokas Vytautas – tipiškas viduramžių monarchas. Charakteris atitiko gyvenamąjį metą, tad nenuostabu, kad Vytautas pasiekė ko norėjęs, nenorimo, kol netapo didžiuoju kunigaikščiu. Jei gyvenimo siūlas nebūtų nutrūkęs, būtų pasipuošęs ir karaliaus karūna.
Šie 5 mitai iškreipia mūsų perspektyvą apie Lietuvos didįjį kunigaikštį Jogailą, kuris pasuko Lietuvai vakarus, apkrikštijo mus ir laimėjo Žalgirio mūšį. Mano nuomonė, Jogailą galima lyginti ir su jo pusbroliu Vytautu Didžiuoju. Jogaila išties buvo didis valdovas, be kurio šiandien galimai nebūtų Lietuvos. Lietuvos didžiausias kunigaikštis Jogaila ir Lenkijos karalius Jogaila sujungė jėgas ir 1186 metais sudarė Garsąją uniją su Lenkija. Tai Lenkijos karalius Jogaila ir Lietuvos didžiausias kunigaikštis Jogaila nėra tas pats asmuo? Reikės perrašinėti šitą video. Su jumis buvau aš, Spagetis. Daugiau turinio rasite mano Contribui paskyroje, nuorodą paliksiu aprašyme. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mygtuku. Viso